Prabėgus 2 savaitėms vėl jūsų namuose elektroninių ryšių bendrovės S Plus laida S Plus Info. Kaip visuomet, laidoje gausų naujienų iš elektroninių ryšių bendrovės S Plus gyvenimo. Visą vasario mėnesį elektroninių ryšių bendrovė S Plus vykdo akciją Verta. Akcijoje Verta gali dalyvauti įmonės klientai, besinaudojantis 2 paslaugom, kuri viena iš jų yra neterminuota. Kviečiame pasinaudoti šią puikią progą įsigyti elektroninės įrangos už ypač palankią kainą. Daugiau informacijos svetainėje www.splus.lt. Paslaugų linijos 1616 rubrikoje šiandieną pristatome įmonę, kuri jums gali pagelbėti sugedus santechnikai. Plačiau reportaže. Sveiki, būsimi Rasamida Santeko klientai. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad galime sukurti jūsų namams šilumą, gaivų orą. Tuo pačiu, kad tie namai būtų ir šilti, jaukus, čiaupai nevarvėtų. Galime pasiūlyti visų rūšių santechnikos darbus. Naujų vamzdynų klojimas, tai būtų vandentiekis, kanalizacija, šildymas. Tuo pačiu galime pasirūpinti ir senų vamzdynų keitimu. Jei tai jau senai eksploatuojama šildymo sistema, turime specializuotą įrangą, su kuria galima jūsų sistemą praplauti. UABD Santeko atlieka oro kondicionavimo, vėdinimo, kondicionierių įrangos montavimo. Jums nebereikės rūpintis šios įrangos montavimo. Tai atliks mūsų profesionalūs meistrai. Įrengiant sistemas mes gręžiame skyles mūrinėse, gelžbetoninėse, akmeninėse konstrukcijose. Įmonės specialistai jums patogiu laiku padės jums išsirinkti medžiagas, įrangą su išskirtine nuolaida. Darbus atliekame tiek juridiniams, tiek privatiems klientams, bei suteikiame garantiją. Visada atvyksame klientui patogiu metu į sutartą vietą. Visuomet vertiname klientų pasitikėjimą bei atliktų darbų kokybę. Lengviausias būdas susisiekti su mumis, trumpas numerėlis 1616, pasinaudokite šią paslaugą. Iki susitikimo, nuoširdžiai DS Santeko. Norėtumėm pasidžiaugti, kad vienas iš mūsų įmonės darbuotojų atstovau Šiaulių miestą chorų karuose. Kviečiu pasižiūrėti įspūdžių iš chameleoninio Šiaulių choro atrankų. Jeigu išgirstum tyloje legato smuiko dainą, suprastum tu kaip tyliai ašaros ateina. Jeigu mažiausiu žodeliu paguostum draugą, suprastum tu kaip šypsosi ir auga. Auga žolė, auga gėlė, auga sparnai gerumo, atspygliuoto rožio. Tai gerai, pirmos nuotaikos, kai susitikot, kaip buvo, ką jautėt? Žiauriai fainai. Šiaip nedrąsu, bet žiauriai fainai iš tikrųjų. Labai greit kažkaip susigyvenom, visi pradėjom šnekėti. Labai smagu tiek daug kūrybingų žmonių. Atrodo, kad nežinau, būtumėm pažįstami nežinau kiek metų. Kaip dabar yra? Sunkiau negu įsivaizdavot dalyvauti chorų karuose? Gal mes realistės labiau, tai mes kažkaip taip labai neišsigandom, kai sužinojom viską. Jo, bet tik tiek, gal kai matai projektą jau patį patiktą per televizorių, viskas atrodo taip gražu, lengva, išeini padainuoja, kai pačiam tenka, tai matai, kiek problemų iškyla, kiek daug visokių reikalų, kiek reikia repetuoti, kaip susigyventi rūbus, jauti viską, labai daug iš tikrųjų reikalų. O pats ar tikėjais čia būti, ar jau įsivaizdavai save čia? Normaliai, aš norėjau tą. Ne, jeigu atvirai, taip, iš tikrųjų labai faina, tikrai malonu. Kažkas taip viduj pasakė, kad reikia būtinai nueiti ir tikėjau sėkmę. Nes dabar visi labai nori būti Vilniečiais, tai aš tikrai niekada nenorėjau būti Vilniečiu, tai aš labai džiaugiuosi, kad Šiauliams, ne kažkokiam Vilniui ar Kaunui. Kokios bus perspektyvos šito choro, kai dabar čia esi tokiam būriui? Perspektyvos tikriausiai bus geros, nes labai energinga kompanija, kuri nori kažką daryti.
kažkur eiti. Tai gal neužsibaigs to, kad mes čia padainuosim tam projektą. Bent jau draugys, aš taip įsivaizduoju, kad mes labai gražiai susidraugausim. Ir bent jau tai palaikys mūsų ryšį. O geriausia atveju, ko aš ir norėčiau, tai koncertų kažkokių. Kaip? Bendrų ar solo? Bendrų koncertų. Bendrų koncertų su choru. Mano dabar lūkesčiai tokie, kad bus tikrai fainai ir mes čia išnešim visus. Ko čia yra, ko gal ieškojot, gal atradot, kokie čia jausmai, emocijos? Jausmai tik tais geriausi ir ką žinau, smagu viskas, čia visi vienas kitą priima kaip paprastą žmogų, kaip draugą, su visais pliusais, minusais, kokie esam. Aišku, čia daug tų repeticijų dar nebuvo, bet tiesiog ta muzika susilieja, žmonių šypsenos, žmonių visi geros nuotaikos, tiesiog, čia smagu, linksma ir gera. Taigi, ar buvo drąsu iš pradžių? Iš tikrųjų, per pirmą atranką labai bijojau, visą laiką drebėjau ir jaučiau, kaip balsas dreba, bet visai nesigailiu, kad tai padariau, nes labai čia gera atmosfera ir labai smagu, kad galiu atstovauti savo miestą. Apskritai, ar čia lems, kaip manai, chorų karuose, kas lems balsai, įvaizdis, kas gali lemti pergalę, pavyzdžiui? Manau, kad iš tikrųjų dabartiniai žmonės labai vertina nuoširdumą, o tai yra, manau, mūsų labai stipri vertybė, kurią mes visi čia esantis turim. Bendrovės S+ draugai ir partneriai Išmanioji mokykla turi naujienų visiems, norintiems švęsti vaikų ar savo gimtadienį išskirtinėje aplinkoje. Plačiau papasakos Išmaniosios mokyklos atstovai. Gimtadienis Išmaniojoje mokykloje aktyvus, išmanus, naudingas, neįprastas, nepatirtas ir kupinas įvairiausių idėjų. Išskirsiu keletą svarbiausių aspektų. Šventės metu naudositės išmaniųjų technologijų įrankiais. Laikysite savo rankose išspausdintą biustą, nuskenuotą ir, kaip jau minėjau, išspausdintą 3D spausdintuvu. Kursite naujausiais LEGO Mindstorm AV3 konstruktoriais ir sukonstravę savo robotus galėsite sudalyvauti robotų varžybose. Įsitrauksite į aktyvias pramogas su laisvų rankų įranga Kinect, stalo futbolu, oro rituliu. Patirsite įspūdingą nuotykį virtualios realybės akiniais persikėlę į trimatę erdvę. Šventėje gali dalyvauti ir vaikai, ir tėvai, ir visi norintieji. Jie yra lygiaverčiai partneriai ir kartu labai smagiai leidžia laiką. Tokio pobūdžio šventės vyksta ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Jie taip pat gali čia įdomiai švęsti savo šventes, tokias kaip įmonių vakarėlius, kolektyvų susibūrimus. Taigi kviečiame visus vaikus ir suaugusiuosius išradingai švęsti gimtadienius ir įvairias šventes Išmaniojoje mokykloje. Smagiai ir naudingai praleisite laiką. Sužinosime, kas teisingai atsakė į praeitos savaitės viktorinos klausimą. Tai šiandieną man padaryti padės šiaulietė Evelina. Sužinokime, kas yra laimėtojas. Ir laimėtoja yra Jolanta Giedrikienė. Štai. Sveikiname laimėtoją, su laimėtoja bus susisiekta asmeniškai. Naujas viktorinos klausimas. Kaip vadinsis naujasis Šiaulių miesto choras, kuris Šiaulius atstovaus chorų karuose? Teisingus atsakymus siųskite kaip visuomet elektroniniu paštu viktorina@s+.lt. Nepamirškite nurodyti savo vardo bei telefono numerio. O šią savaitę teisingai atsakęs į klausimą turės galimybę laimėti puikų S+ skėtį. Kviečiu dalyvauti. Šiandieną jau atsisveikinu. Laida S+ Info jūsų namuose svečiuosis lygiai po 2 savaičių. Intriga. Laida jūs pasitiks atsinaujinusi.